O dabar noriu paprašyti dar žodį kas ten tarti. tokie? Žurnalistė. Dalia Kutraitė. Dabar mes išgirsime tiesą, kas mus neleidžia mums rūmų pastatyti, atgaivinti. Kutraitė, ji pasakys, ji drąsi. Gerbėmieji ir savieji, žinot, mes čia susirinkome tie, kurių agituoti, tiesą sakant, nereikia. Nes čia susirinkome visi vienodai mąstantis. Ir visi žinome, dėl ko susirinkome ir už ką. Ir kalbėta buvo jau apie viską, ir apie Gedimino pilį, ir apie istorinę atmintį, ir apie Lietuvą, ir apie mūsų pareigą Lietuvai. Bet žinot, mėlieji, vienas dalykas, kurį aš noriu jums visiems priminti. Mes iš tikrųjų ne už šitą pastatą. Mes prisipažinkime, mes kovojame už vilties jausmą, kuris yra įsigėręs į šito pastato sienas. Už didelę viltį, kurią čia paliko ir Sąjūdžio suvažiavimas, ir pašarvoti sausio 13-osios mirusieji, žuvusieji. Ir paliko mums ir pergalės jausmą krepšininkai, kurie čia buvo minėti. Arvydas Juozaitis pasakė du gerus dalykus, kad daugiau gerų, bet šitie, kurie man įstrigo. Sako, malonumų mes neturėjom, bet mes turėjom labai didelį džiaugsmo ir laimės potraukį. Žinot, kai aš ateidavau į mokslo akademijos salę ir pamatydavau to žmonės, kurie ilgus metus buvo nematyti, bet ten ateidavo, aš tikrai supratau, kad mes esame išsiilgę to jausmo, kurio mes netekome per tuos ilgus 38 metus. Vilties, džiaugsmo, bendrumo jausmo. Gal kai kam atrodo, kad aš čia kalbu kažkokius niekus, bet žinot, mėlieji, daugybė didelių dalykų mūsų gyvenime ir mūsų istorijoje įvyksta būtent dėl to kažkokio didelio jausmo. Tai yra didžiulė dovana, tai, ką mes patyrėme, kurdami šią valstybę. Ką mes patyrėme 88-aisiais. Atsiminkite, kur kas buvote ir atsiminkit, kas darėsi jūsų viduje. Šitie jausmai tai yra Dievo dovana. Ir yra daugybė tautų. Ir daugybė žmonių, kurie niekada tokių jausmų ir nepatyrė. Mes juos išmėtėme, mes jų netekome. Vilties, drąsos, pergalės, tikėjimo jausmo. Ir visi šitie jausmai yra įmūryti čia, šitose sienose. Ir mes to pasiilgome. Taip, gal savanaudiška, mes norime kažkokio gero jausmo, kurį kažkur pametėme, bet jis yra didelė jėga. Šitas jausmas yra jėga ir ginklas, kuris padėjo mums beginkliams laimėti tuo metu. Ir sausio 13 padėjo. Tokių jausmų mes nebepatirėme. Jausmas yra ginklas, bet jausmas yra ir trapus. Trapus kaip pienės pūkelis. Ir dėl to, mėlieji, aš labai pergyvenu, kaip ir daugelis jūsų, kad mes galime ir čia pamesti jausmą, nes nesusikalbėsime, nes pasiginčysime, nes visada atsiras kažkas, kas tais mumis tokiais jausmingaisiais norės pasinaudoti savo interesams, savo reitingams, savo partijai, savo populiarumui. Ir tada pražūtis. Tada mūsų kova gali būti pralaimėta. Tai laikykimės to jausmo kaip aitvaro, kuris pakelia mūsų dvasią. Ačiū Jums.
supratot, išgirdot, kas nori sunaikinti Ačiū, Daliai Sąjūdžio atmintį. Kuturaitei. Aš neišgirdau. Išsakytas mintis. Aš vėl Na, o dabar, neišgirdau. kaip pridera visi, visais įvairiais kampais pakalbėjome šiandien. Atsiprašau, labai, aš kaip žurnalistas norėjau paklausti. Aš stebėjau ir neišgirdau ne vieną kartą, kad įvardintų konkrečiai, o kasgi draudžia šitos rūmus pastatyti. Tarsi tai būtų kažkas baisus, slybinas, kurio vardo minėti galima. Ne, tai jokio baisaus slibino nėra, bet yra tam tikra žydų bendruomenės dalis, kuri vis dėlto mano, kad kadangi čia yra jų kapinės, kurias iš tiesų jie yra pardavę. 1831 metais jos čia iškraustytos buvo. Ir jie kažką tai jie nori patrukdyti, lyg daryti čia savo muziejų ekspozicijas, bet mes visi numatom, kad tokio didelio pastato jam nereikia. Tie, kurie už tą pastato atgaivinimą, jie sako, kad čia galėtų būti ekspozicija, ar ne? Taip, ne, tai konkrečiai Ir projekte mes tas jo, buvo, yra numatyta, nu, taip. Iš tikrųjų, Nu, su... yra Bet iš kitos kodėl- pusės. Nu, tai ką, gal vyriausybė dabar neduoda palaiminimą, nors tas palaiminimas yra seniai gautas. Dėkui, dėkui labai. Na, bent truputį paminėjo, einame dabar paklausime Radžvilo to paties klausimo. Jeigu aš jį rasiu, aišku.